Remiantis Panevėžio visuomenės sveikatos centro duomenimis, net 50% atsitiktinai miesto parkuose ir poilsiavietėse atrinktų erkių užkrėstos Laimo ligos sukėlėjais. Šis faktas tik patvirtina, kad užsikrėsti erkių platinama liga galima bet kur, net daugiabučio kieme, kur nepjauta žolė siekia juosmenį. Lietuvoje kasmet nustatoma apie 1,5 tūkstančio Laimo ligos atvejų. Laimo ligą sukelia bakterija, kuri yra gana didelė, spirocheta, ir ne veltui jinai vadinama miško sifiliu, kadangi ta spirocheta yra labai panašiai sifilio sukėlėja. Ir toks humoristinis yra beveik praktiškai pavadinimas kaip miško sifiliu. Tik tai jinai, kad užsikrečiama yra kitaip įkandus erkiai. Ir kaip ir sifilio būna odoje pakitimai, taip ir čia būna odos pakitimai. Tai odos pakitimai yra specifiniai, jie tokie būna, irgi atsiranda ne iš karto tai erkiai įkandus, ir todėl, jeigu būna greitai erkiai įkandus paraudimas, tai dažniausiai dėl to, kad įnešama infekcija kita. Mes tiesiog nešvariai ištraukiam tą erkę, įnešam kitą infekciją. O šiaip pradeda atsirasti maždaug po 2 savaičių ir ta dėmė didėja. Ta dėmė yra didelė, su tokiais ryškesniais raudonais kraštais, centrų gali būti mėlynesnių, tipinė. Tačiau vieta, kuri kanda, mes galim jos nematyti. Čia ir yra blogiausia. Jeigu plaukuotoj dalyje, nugaroje, kažkur, kadangi erkės mėgsta minkštesnį, vis tik tai ieško minkštesnės odos, kur joms įlysti, dėl to įlenda dažniau į pažastis, kirkšnis, į kaklo odą, už ausų. Ir dėl to, reiškia, ta dėmė gali būti netipinė. Pamatai ten tą paraudimo dalį, o kita plaukuotoj daly. Labai gerai, jeigu mes pamatom tą dėmę, tai praktiškai iš tikrųjų galima jau diagnozuoti. Tačiau ir literatūra rašo, kad 30–40% dėmės iš vis nebūna. Kadangi pas mus Lietuvoje yra kelios erkių rūšys. Pavyzdžiui, ta Laimo liga Amerikoje, tai Laimo, tenais eina viena erkių rūšis, Burgdorferi, ir jinai visada praktiškai duoda dėmę. Mūsų, reiškia, yra kelios tos Laimo ligos sukėlėjų rūšys, 4–5 yra randamos ir Lietuvoje, taip pat Europoje. Ir jos gali kai kurios neduoti tos dėmės. Ir tada visa problema ir pasidaro, kad žmogus kreipiasi tada, kada skauda sąnarius, kada yra kažkoks nuovargis didžiausias, galvos skausmai. Jeigu yra tipiška dėmė, užskyrus antibiotikus, jinai niekur dar neiškeliavusi, tik tai odoje, jinai išnyksta ir paprastai gydymo antro kurso nereikia. O va čia yra blogiau, kada jinai patenka į sąnarinius tarpus, į smegenų dangalus, gali sukelti širdies pakitimus. Skiepų nuo Laimo ligos nėra, tad pagrindinės profilaktikos priemonės – tinkama apranga, priemonės atbaidančios erkes ir svarbiausia kruopštus apsižiūrėjimas grįžus iš miško, sodo ar pasivaikščiojimo po parką. Daug žmonių sako, aš jos nemačiau. Dėl to, kad bet kuri, kaip sakiau, kad erkės praeina keletą stadijų, ir kiekvienoj stadijoje, nuo tos nimfos, kuri yra aguonos grūdo dydžio, iki didelės suaugusios erkės, jinai yra, žodžiu, užkrečiama jau. Ir, sakykime, ta aguonos grūdo erkutė įsikandus jums žausies, jinai prisigėrė tiek, kiek reikia kraujo ir jinai iškrito, gal jūs ją nukasėt, nusiprausėt, jos nematot. Tai praktiškai, o jinai gali jau užkrėsti jūs. Įsisiurbus erkiai labai svarbu ją tinkamai ir kuo greičiau ištraukti. Ypatingai svarbu erkę anksti ištraukti esant Laimo ligai. Laimo ligos sukėlėjai yra erkės skrandyje ir jinai prisipildo. Ir, pavyzdžiui, ištraukimo metu labai reikia stengtis, kad nesuimtų už pilvelio, reikia imti kuo arčiau galvos, kad neišspausti viso turinio į tą opelę, žaizdelę, kurioje ta erkė. Nes tada jūs galite išspausti kaip tik visus sukėlėjus, tai tas irgi labai svarbu. Kadangi skiepo nuo Laimo ligos nėra, o ir įkandus erkiai ir užsikrėtus Laimo liga ne visada yra ją išduodanti dėmė, kiekvienam vertėtų pasirūpinti greitos diagnostikos testais Laimo ligai nustatyti. Šis testas greita ir patikima pagalba siekiant užkirsti kelią sunkioms Laimo ligos pasekmėms, nes jo pagalba net neišėjus iš namų galima išsiaiškinti, ar nesate užsikrėtę Laimo liga.
Testą reikėtų atlikti praėjus 2–4 savaitėms po erkės įsisiurbimo arba erkės įsisiurbimo vietoje atsiradus apvaliam uždegimo židiniui. Greitos diagnostikos testas labai patogus naudoti, jame yra viskas, ko reikia testui atlikti. Testo rezultatas gaunamas per 10 minučių, patikimumas net 91%. Testą Laimo ligai nustatyti rekomenduojama atlikti ir profilaktiškai, kad būtumėte ramūs dėl savo ir savo šeimos sveikatos. Nes, kaip minėjo gydytoja, Laimo ligos klasta ir yra tame, kad ji gali pasireikšti tik po mėnesio ar net metų įvairioms ligoms būdingais simptomais. Specialistai primena, kad pačioje pradžioje pradėta gydyti Laimo liga nėra pavojinga. Būtent todėl labai svarbu ją laiku pastebėti. Greitos diagnostikos testų ieškokite Camellia vaistinėse arba įsigykite elektroninėse parduotuvėse.